Sveiki. Labas visiems. Man taip sunku pradėti tą pokalbį ir panašiai, nes ir šiaip apskritai aš sunkiai galėčiau kažkam paaiškinti arba papasakot, kad ir artimesniam žmogui, o čia dar prieš kamerą. Bet mano toks sprendimas ir aš bandau tai padaryti. Žodžiu, sveiki, aš esu Edvardas ir man yra 34 metai už... Šiandien yra 27 diena, už 2 dienų. Realiai, sakykim, 34 metai. Ir kas mane žinot, kas mane ir esate matę per savo telefoną ar kažkokį kitą ekraną, tai žmogus, kuris buvo sukūręs radio stotį, TikTok radio stotį Kušma. Tikriausiai šito labiausiai mane pažįstat, esu pravedęs ir pradėjau vesti. Žodžiu kaip, aš visą laiką galvojau, ką man daryti gyvenime, ką man siekti, ko man norėti. Ir daug dalykų esu išbandęs, bet aš nepasakosiu savo biografijos, ką aš veikiau iki 33 metų, aš pradėsiu nuo 33 metų. Dabar yra už 2 dienų 34 metai ir 33 metų aš nusprendžiau ir suvokiau, kai Kristaus gimimo amžiaus prisikėlimo atėjo suvokimas, kad vienu žodžiu aš turiu kalbėti. Man patinka kalbėti, aš moku apjungti, sujungti, išreikšti, fantazuoti, vizijų įvairių turiu ir panašiai. Tai mano kelias prasidėjo, ilgai aš galvojau, ką daryti, bet aš sukūriau radio stotį, kurios vedėjas buvau aš pats. Ir žodžiu, pradėjau tą stotį, vienu žodžiu atradau, kad tikrai aš turiu daryti tai, ką aš turiu daryti ir tai yra mano kelias, bet ir finansai ir tu turi pasidaryti, jei tu nori kažką daryti, kaip kūrybinė erdvė, tu turi turėti pagalvę į priekį, nes pas mane bent jau kūryba ir visas darbas nesivysto, kai tu kažkur eini ten 10 valandų kapoti akmenis ir po 10 valandų pareini dar darai kažkokį kūrybinį darbą, kuriam reikia ne rankų, ne amato kažkokį, o smegenų veiklos. Tai žodžiu, kur aš baigiau, pradėjau radio stotį ir gavos taip, kad pas mane gyvenime atsirado skyrybos. Aš išsiskyriau, iki dabar dar yra visi tie dalykai, kuriuos reikia tvarkyti, bet aš išsiskyriau, būdamas 33 per tuos metus ir buvo taip, kad aš tiesiog pasirinkau, kad išėjau dirbti, nes aš turiu vairuotojo teisės, išėjau dirbti vairuotojų vilkiko, žodžiu, fūros teisės ir vilkiko vairuotojas. Teko dirbti daug valandų ir skyrybų procesas, pagrindinis dalykas, kas buvo kertinis lūžis, ko aš labiausiai bijojau ir visa kita, tai kad mažamečio vaiko palikimas, išėjimas ir tas visas troškimas to, ko aš iš tikrųjų norėjau. Ir paskui teko visą tai palikti, tai gavosi, kad didžiulė trauma viduje atsirado ir paskui tas darbas, išėjau į tą darbą, žodžiu, išėjau, kad nebūtų tų konfliktų ir visa kita.
išėjau dirbti ir dirbau daug po 15 valandų ir tas smūgis toks atrodo, dabar jūs matot, kaip aš kalbu, aš gal kažkaip nerišliai dėlioju žodžius ar ten kažkaip daug galvoju ir panašiai, bet buvo toks laikotarpis, aš dabar jau galiu kalbėti, bet buvo toks laikotarpis, atrodo, kad aš negaliu ištart žodžio. Arba, pavyzdžiui, žinau, kad reiktų pasakyti keptuvė. Aš žinau, kaip jinai atrodo, man smegenyse jinai tikrai vizualiai matosi. Bet kaip kur meti kiaušinius ir ryte, pavyzdžiui, dažniausiai pusryčiams su tuo įrankiu. Tai čia vedėjo darbas. Ne, ir ką aš norėjau, kad tiesiog radiją pradėjau vesti renginius, atsitiko skyrybos ir ir tiesiog gavau bloką iki dabar, dar vis vaduojos, bet stengiuosi ir visa kita, tai tas video yra toks paaiškinimas, kas nutiko ir didžiulė trauma, aš negalėjau prakalbėti ir galbūt daugelis sakysit, tai 15 valandų vairuoti ir būti ten vilkike, tai tu gali praktikuotis ir visa kita, dėja ne. Tai nuovargis, stresas, įtampa ir negalėjimas parinkti tam tikro žodžio, sugalvoti, tai dar reikės laiko, aš ir dabar dar bijau, atrodo, sėsti prie radijo stoties, bet jau kadangi jau čia filmuoju, tai jau viskas šiandien einu nusipirku, ką reikia papildomus dalykus ir pradėsiu vėl. Ir manau, kad tokiu būdu galėsiu save vėl realizuoti, vėl atskleisti ir aš kai daug kalbu, greit kalbu, mąstau, aš užsimirštu kitus dalykus ir taip man gaunasi tokia kaip vidinė terapija. Tai tiesiog reikia nebestabdyti ir daryti. Ir ką aš noriu pabrėžti, kad kas čia iš viso, dėl ko tas video, kur aš dingau, aš pasakiau, kas bus toliau. Aš šį kanalą pavadinau Geresnis už Rolandą. Kaip mano draugas sako, būkim biedni, bet teisingi. Tai gaunasi, kad aš noriu būti geresnis už Rolandą. Ir taip, ir aš galvoju, kad aš galiu pasiekti. Aš pradžiai dabar duodu savo 2 metus pagal finansinės galimybės. Aš galvoju, kad aš esu nuomotam bute, aš esu išsikraustęs iš savo, kur gyvenau ir panašiai, tai turiu, sakykime, santaupų porai metų pagyventi. Ir jeigu per porą metų, jeigu nebūsi geresnis už Rolandą per porą metų, ne. Bet jūs ką dabar matysit kiekvieną savaitę ar dažniau, aš dar tiksliai nežinau, bet nuspręsiu, kad kaip aš tobulėju, ką aš darau, kuom aš užsiemu, kaip aš stengiuosi kiekvieną dieną būti geresnis negu vakar ir būti geresnis už Rolandą, ar ne? Toks mano yra tikslas, toks šito kanalo pavadinimas ir jūs matysite mano pasiekimus. O kas norit nepraleisti, kas norite sekti, kam patinka, spauskit subscribe ir spauskit komentarą, kad palaikot ar nepalaikot, ar aš iš vis čia durnai sugalvojau. Bet toks kanalas bus ir aš jį filmuosiu ir rodysiu jums, kaip aš tobulėju arba netobulėju. Tai bus kaip mano papildoma motyvacija jums, prieš jūs. Ir tiek žinių, manau viską paaiškinau. Jeigu kažko trūks iš mano pusės, aš tiesiog, man sunku kalbėti iš tikrųjų, jūs galbūt matot prieš kamerą, kad apie savo asmeninį gyvenimą. Ir šiaip,
atrodo, man pačiam tau 34 metai ir tu užsiemi tokiom nesąmonėm. Deja, bet yra taip, kaip yra, nes atrodo, kad tai yra mano kelias ir aš visada turėjau vidinių stabdžių arba išorinių, arba finansinių ir visada kažkokie stabdžiai buvo ir psichologinių, kitų žmonių stabdžių buvo kiek. Bet žodžiu, dabar yra tiesiog pilnas gazas ant to, ką aš sugalvojau daryti. Šitas kanalas bus, aš jums rodysiu, kaip aš save tobulinu, aš jums parodysiu, kuom aš užsiemu, o dabar, kam buvo įdomu ir kas tikrai nori stebėti šią kelionę, geresnis už Rolandą. Ai, tai teisingai, dar kada aš būsiu geresnis už Rolandą? Dabar jūs visi žvengsit. Bet, kai mano renginio kaina prasidės nuo 3000 eurų. Tada aš būsiu geresnis už Rolandą. Aš skaitysiu, kad aš esu geresnis už Rolandą. Tikslas bus pasiektas. Tai kiek laiko reikės, nežinau. Tikiuosi būsit su manim, palaikysit arba duosit kažkokių patarimų ir panašiai. Tai žodžiu, draugausim, būsim ir manau bus ir iš ko pasijuokti ir panašiai. Tai spauskit follow ir man taip nedrąsu, bet noriu pasakyti, važiuojam. Ačiū.